Labas rytas, tiksliau jau beveik pietus. Sakom, su Zaicu varom ant parpalietą prasinešti per rajoną. Ne? Bandysim gal pasinorklinti kur nors. Taip, apvažiuosim ratuką, pažiūrėsim kitokių kampų į visą šitą vaizdą. Kokią gražų kaimuką lekam pro šalį. Biškį nefilmavom važiuodami, nes žimžym yra užpakalį. Kai važiuoji tokiais kalnais pakaliniam, tai dar kamerą laikyti, tai galvoji, gal geriau apseisim. O čia va visokiausia tokie va keliukai. Tai duomus. Tai sakom, biškiuką galim įparodyti, kur mes čia lekam. O taip tai smagu, tikrom džiungliam tokiom prasinešėm. Gal atgal važiuojant jau daugiau drąsos bus. Pažiūrėkit, kokį pležiuką atradom. Absoliučiai nei vieno žmogaus, nei jokios bangos nerasta. Nieko. Einam, pažiūrėsim, ar vandeniuk skaidras. Vandeniuk skaidrus varom su Zaicu snurklinčia. Biškiuką aplinkui. Aišku, lastų neturim, tai čia nieko daug nepriplaukėsim, žinai, bet kažkiek biškiuką galima pabandyti. Na, manau, pakankamai skaidru. Koks fainas ten kaimas. Nu, tai mes pralekėm, Giprate. Ką galvoji? Koks fainas ten, tai aš nežinau, reikia pabandyti, bet tai vanduo toks drumzlinas. Veški mutnas, nu. Nelabai kažkaip. Ką? Nu, einam pabandyti. Mes matysim čia šitam. Sakai, visiškai mutnas. Neskaidrus vanduo. O kas daugiau? Čia buvo vienintelis, kuris taip nuo kranto normalesnį galima pamatyti kažką, žinai. Aš tai ten matau, žmonės plukdina kažkur. Tai ten turas, nu. Nori turą pasimti? Bum, nežinau. Tai gal bent įsimaudyti eina? Nu, davai. Kitą pusę gatvės perėjom, o čia jau vaizdai kitokie. Čia jau vaizdai tokie. Bet tai ten lipt kažkur irgi nelabai prikolas. Nu, tarp akmenų plaukėt irgi kažkaip taip bum. Bum, gali būt bum. Gali būti ir bum bum. Okei. Nu, bent jau gražių vaizdelių pasižiūrim visokiausių. Linkui. Čia va kavinukė yra, žmonės sėdė. Nu, vieta tokia faina, tokį. Na, koralų likučiai. Sakom, išausim dar švepsiuką, kol čia gražiai večikiai esam. Supynės tokias nukirtom, vaizdelis. O, papa. Nu, gražu, nėra ką pridurti. Tik tais labai karšta. Apie, nu, turbūt netoli 40. Galvojam, šausim po švepsiuką ir važiuosim dar į kitą pležą pažiūrėti vieną. Ten, kaip žiūri, toliau matos, kad vanduo daug skaidresnis. Tai va ten nereikia varyti snorkelį. Bet ten be laivo nenuvarysi. Tai mes galim su laivu į ten nuvaryti. Galim. Nu, paieškosim kur nors turum. Bet tai kokia skanuma švepsiuks. Nežinau, koks čia yra. Su laimu. Esą tokį gėrė, bet belė kokią gerumą. 11 iš 10. Drąsiai.
Gaivus, nesaldus toksai. Nekartus. Super. Prilėkėm dar prie Golden Beach, Juju Golden Beach. Va tokias va variantas. Nuo 7 iki 9. Einam pasižiūrėsim, gal ten išeis mums pasniurklit. Sniurklit, kaip Oksana sako. Žuvukų plaukai. Tai va, užtenka jau. Šuokam į balą va įvaram. Kiek čia jų plaukiai. Va, galėjome čia varyti. Ну, давай. Nu, ir kaip jums paplūdinys? Nice. Grožis, ne? Jie pakabintas lava. Čia netgi dviese gali vyras ir moteris. Aha. Bet žiūrėk, neparašyta, kad moteris moteris ar vyras vyras. Vyras ir moteris, tvarkingai. Va, žiūrėkit, kaip jums čia vaizdelis, vau. Sakai? Jo, buvo parašyta. Free parašyta buvo? Tai buvo parašyta, kad free. Internetas visur čia yra, irgi free. Tu matai, tai reikia pasimti kokį vėl gerimuką. Įsėdėti čia atsisėdus? Na. Ir eit bandyti įsimaudyti pagaliau. Gali šitą įvertinimą padaryti, šitą paplūdimį. Mano, taip manimų, tai nekoks čia paplūdimys. Gražu viskas, bet maudytis tai aš čia nenoriu. Todėl, kad nesimato visiškai dugno. Biški toksai mutnas vanduo. Ir porą žingsnių toliau dedi, o ten blemba akmenys. Tai ir nežinai, nei ant ko tu čia gali užminti, nei kaip. Žvyras ir akmenys, karuošiai. Ne visai prikolas. Galvojau, šoks įsimaudysi, bet kad čia betolka. Šokt maudytis. Neaišku, ant ko užšoksi, žinai. Ne faini. Ko tai nesisek mums šiandien su paplūdiniais. Atsiprašau, dar kartą atsiprašau. Už ką atsiprašai? Kad išpeikiau šitą bičią. Nu, kaip visada. Pasirodo, čia tik tais krantas buvo toks mažas gabalėlis, paskui per jį reikia perlipti ir tada eina smėliukas. Au, kažkas prie kojas kimba. Kažkas jau tavi valga. O šiaip tai smėliukas visur smėliukas. Pirmas tasai įėjai porą žingsnių, akmenai ir toks skardis. Ir tam skardyje va tų akmenų, kurie sustabdė toliau eiti. Čia viską baimę varo. No, o pasirodo... Čia vanduo ganėtinai dar skaidrus. Nėra taip labai, bet... Bet skaidriau negu ten. Skaidriau. Va. Gan neblogai. Na, papasakok, koks tavo įspūdis? Sūrus. Grynai kaip myžals, pasakyčiau. Į pagal skonį, į pagal temperatūrą. Lygiai tas pats. Neklauskit, iš kur žinau, bet grynai kaip myžals. Atsigaivinimą čia mažai. Ką, įsimaudėm, varom toliau. Kažkokį pyrą pabandysim nulikti, nežinau, kaip čia jums girdis, vėjas pučia mikrofoną. Gal biškiuką tas kailiuks uždės ir padeda. Bus matyti.
Kaimeliai tai čia tokie fainis aplinkui. Nu, atvarėm iki pyrą kažkokią. Pyras tai prieplauka, jeigu nežinot. Čia vietelė gera va, nusimesti motorolerį pavėsiukę. 20 batų, tai čia net jau nebeversiu į tos centus, eurų. Nes pakankamai pigiai čia viskas yra. Einam pasižiūrėsim, kaip ten tas pyras atrodo. Gal da ką nors į skrandį įmėsim, kaip galvoju, Zaiki. Jau žiūriu be 15:02. O mes dar tik tais po pusryčių. Tai būtų gerai kažką ir suvalgyti. Va, 7-Eleven turim. Kaip visada, 7-Eleven tai turbūt čia kaip pas mūsų centras, paras ir visi kiti bairiai, ne? Ko tu taip į mane? Norėjau į ausį tau pažiūrėti, ar plovi ausį šiandien. Aha, speedboatai, snorkelingai 700 pm, matai? Snorkeling 700 pm, 3 salos. O ką tu galvoji, jeigu mes ir taip pasiimtumėm normalų snorkelingo tripą? Ten tiesiai nuo mūsų viešbučio kur nors galim varyti, ne? Daiveriai, čia visai neblogas toksai skanukai. Ups, Vieną kasį. Na. Na ir standartiniai reikaliukai. Šmutkės, šunys ant išpardavimą. Ir free Wi-Fi, matai. Kaip ir visur. O, čia jau bėga jūra. Sakiausi bizdiluškių. Belė kiek. Pišsos. Kažką Zaicas jau užmatė. Zajec, kuda? Tai kuda? O, aš irgi tirpstu. O, einam čia pačekim. Čia ligoninė. Mangu Health Promoting Hospital. Raipų, mažų raipų daug. Tai kai mamasis, galima atsisėsti pasėdėti. Nu jo, žiūrėk, čia yra neštuvai visokie. Mangraus. Neštuvai va. Nu, čia ir ligoninė. Ir čia visas tas miestelis pastatytas, žiūrėk. Jo. Bangbao, man atrodo, čia Bangbao kažkaip tai tada. Agar kavinukėse viskas šviežia, va. Žuvis, gulbelė, kokias ant žemės. Pažiūrėk, kokie lobsteriniai. Nu, tokį iššaut. Čia irgi lobsteriai, belė kokie dydžiai. Nu, krabai. Visokiausi. Nu. Žiūrėk, kokia krevetė didulė. Na, matau. Žiūrėk. Nam, įdomu, kiek lobsterinis kainuotų. Ką misliai? Aš manau, kad koks 70 eurų. O, sidabrinių dirbinių. 2108, 2508. Kaip viens lobsteris. Nu, lobsteris plius minus apie 1600 batų. Kas būtų apie 50 eurų. Vieną lobsterį. Va, tūra iš čia išplaukia. Snorkeling, fishing and squid. Bet mes turbūt šiandien jau susivėlinom.
Nors nežinau, aš ir pažvejot norėčiau iš tikrųjų. Gal netgi labiau negu snorkelį. Faina čia visai, nu. Kur mano zaicas? Jau ten. Kažką chimičin. Einam, pažiūrėsim čia. Čia jau mus jau gyvent kažkas. Jo, čia troba atidaryta. Čia žmonės gyvena. Nelyskim gal į trobas, kol kuprą negavom da. Fainai skamba. Vėjas judina tą plauką. Nu kažką judina. Gražiai skamba. Ir baida demonus tau iš namų. Koks fainas. Nu. Airijui taip užpūstų vėjas, kad nutrūktų jisai. Kabėja 2, 1 dinga. Spėkit kur. Tai nujaus Zaicons lauk, kol jai supakos. Jo, nežinau, kaip vešimės tiek visko namo, bet kaip nors. Pažiūrėkit, kokių gerų peiliukų yra. Turbūt oro uoste neįleistų mane su tokiu. Ir aštrus belė kaip. O, tokie. Bamba geruliai čia. O, kastetų galima į nosį kam nors duoti. Kas į nosį norit? Na, sakiausiu, durklų va. Koks kardas. Na. Palaikyk, Zaicon. Šias pažiūrėsimės. Palauk, biškį. Toksai rimtas, sakyčiau. Nu, dešrikė, fuetais. Jo, ispanišką fuetą tokį, žinai, pasipjaustyti. Nu, da, šitas rimtas. Rimtas reikalas. I like. Čia mečetė. Čia kardas. Čia kardas. Kom skiriasi mečetė? Mečetė mažesnė, tokia storų galų, kad kapuoti krūmam. Čia nelabai krūmam kapuoti, čia galvom kapuoti. Lobsteriuko 113 eurų. Pasižiūrėjom vienokį. Nu, biškutį, sakyčiau, per daug persistengta. Čia grinai tik tais dėl turistų, vietiniai tikrai jų nevalgo tokiam kainom. O turistam, aišku, viską jie turi. Ufrau 2, 3, 4, 10, kad tiksliai gautų bablo. Vėl aš čia kažkur nuėjau ne ten, kur turėčiau. Bet kodėlgi neprasijėjus. Pasižiūrėti visokiausių reikaliukų. O, Ploy Village. Room for rent. Žiūrėk, čia galima kambarį įsinuomoti. Blemba, kaip čia, jeigu žemės drebėjimas, o tie va visi tokie rimti pastatymai nesubyra. Pasiugi būna žemės drebėjimo. O, katukos piktos visos. Katukai, kodėl tu piktas visas? Hello. Hello. O, kaip čia fainiai. Wow. Nu, super.
Nu, čia galite jau kokį laiką spustelėti, jau tiek stengiausi, kad jums viską gražiai parodyti. Tikrai ką fainiai. Leinu šlapias, net trūra putoj. Prisiputavęs visas. O, mano zaicas ten stovi. Žiūri galvą sukinėjęs, sako, tu tak nedelai gausi per ūrų. Gausi, sako, tu per ūrų, jeigu tu taip čia būsi daryti. A pameti mani zaicas? Tu daugiau taip nedaryt. Kodėl? Kad taip daryt? Ką? Čia va kokie griuvėsiai. Žiūrėk, ką radau. Ką radai, katiną? Kohud. Galima nuvaryti iš čia į Kohudą. Tiesiai va yra tas. Taip, iš kiekvieno uosto gali nuvaryti čia į Kohudą. Tai kad tu, nu kaip, tu sakai, reikia grįžti atgal į žemyną. Ne, aš ne apie tą turiu omeny. Aš turėjau omeny iš Kohudą jau paskui kaip varyti tratą. O iš čia tai ne, iš čia tiesiog į Kohudą yra. Jo? Jo. Okay. Pilna. Va, laivelį gali į tokį šokti ir varyti Kohudą su speedboatu. Tu. Bet nes čia mums pakankamai dar toli važiuoti, žinai, iki čia mes davažiuoti yra reikalų. Ten anas uostas mums gaunas ir... Laivukai, ten bus karšta eiti. Jo? Ne, tokia, aš dėl to čia atvažiavau. Nu gerai, tu ten eik, aš pabūsiu čia, gerai? Aš palauksiu. Pasidėk, palauk. Nu, dėl pačiai įdomiausia, kur norėjau pažiūrėti ir jau sako, varom. Ne. Taip nebus. O kokia barža. Didžiulė. Žvejybiniai laiviniai. Nu, gražu. Va, snorkelinimą įrangas pridėtas visas belė kiek. Nu jo, čia tokiais laivais tai varo belė kiek žmonių. Vienintelis minusas čia tam Tailande, kad saulė leidžiasi 6 valandą. Va tas tai mane biškį diorgina. Jau dabar 4 valandas saulė bus nusileidus. Tai taip, žinai, jeigu pamėgi iki 9:30, tai gali jau nebesikeltina. O tai kol susiruoši, kol susijudini, žiūri, kad jau ragas. Nieko nespėjai visur pažinėti, pamatyti. Švyturys gale kažkoks irgi kinietiškas stiliaus ten. Matot, nežinau, gal matot. Kepurę tai gražią turi, ne? Wu-Tang. Nežinau net iš kur gavau. Oksana surado kažkur. Bet ką pirkti, tiksliai nepirkau. O, žvejybinė vėl valtelė su miškerikėm. Aš tai jaučiu pabandysiu vis dėlto rytoj susiorganizuoti žvejybą. Nežinau, kaip ten chebra norės, nenorės, bet aš noriu. Tai aš ir važiuosiu, jeigu aš noriu. Ne, sako, kai labai nori, reikia daryti. O tai paskui visą tai bauč, sakys, kad nori, nedarai, tai kam tau tada reikalingi tie norai? Nu, čia gerai sugalvojau, savo naudai. Ne, iki galo neisiu, aš ten vis dėlto tingiu aš ten eiti. Tiek eiti, geriau varom kažkur kitur, čia jau apžiūrėjom. Aliuo, matot mane? Matot. Sustojom pavalgyti su Oksaniuku biški čia. Po fančikės tokios mandris nebuvau geras. Braškių fantai ir kokia čia da? Vynogių fanta. Skanu. Žinau, kad šūdas, bet skanu.
Ir ką pasiėmėm? Čia pasiėmėm papajų salačikį iš ten, fried seafood curry ir dar kažko chicken wingsų. Normalios kainos po šiam, po 100 batų, tai ne 1000 galima drąsiai sau leisti pavalgyti. Plius yra va, nemokamą vandeniuką galima prisipilti toliau į kelionę. Pasisemti energijos. Judėsim po biškį jau link namų dar kažką pakeliui. Staptelsim, pasižiūrės, čia nemažai važiavimo ten per kalnai pakalinės visokias posūkiai ant posūkių, tai biškį išpūtęs akis turi varyti. Nieko, kaip nors, tą važiuosim. Maistas paprastas, bet tikrai skanus. 10 iš 10. Dabar ką, lekam link namų. Trumpas pitstopas, Siam Beach Resort. Pažiūrėsim, ar galima tenai įeiti, pasižiūrėti. O, džiunglių šniūris, apsikabinės medis. Aloha, saka. Saka aloha. Aloha. Taip rašyta. Gerai, kad mes esam, gerai, kad mes atrodom kaip turistai. Mes galim visur praeiti pasižiūrėti. Ne? Nu, o čia vandeniuks jau gražus, skaidrus ir banguotas. Pomidorais. Jo, pomidorais. Pomidorų lapais. Pomidorų lapais, nu kvepia pomidorų lapais. Matai, neleidžia privačių hamakų čia neštis. Ir matai, yra parodyta, kaip yra srovės. Pastebėt. Jeigu pagavo ta srovė, tu varai į šoną. Va, eini link krantą, tai pagavo, tu tada šauni į šoną. Ir nebandyk paraukti prieš srovę. Nu jo. Visai nice. Sakė Zajecas, man reikia pasupti. O, mano legendiniai sportbačiai bus pilni smėlio. Aš laukiu, kokį mane pasupti. Tave pasupti. Nu va. O koks paradas, matai? Ir šiandien yra Tailande šventė didelė, bet kaip suprantu, Kočiang saloje jos nelabai švenčia. Ryžių derliaus kažkaip nuėmimo, ten metų galas, kažkas tokio. Neatsimenu tiksliai kaip vadinasi, bet visam Tailande daugiausiai švenčia Bankoke. Iš tikrųjų nežinau. Tai gražiai atrodo. Užmatėm biškį drambliukų.
Bet aišku, man jų čia gaila čia. Jie tik tai čia maitinimam visokiem ir vaikščiam. Eik, pažiūrėk, koks savo. Nori pamaitinti jos? Nori pamaitinti? 100 batų. Just food, yeah? Thank you. Einam duosiu. Nu? Tai kaip jie vargšiai siuboja, kai siuboja, jie stresuoja. Jo. Tai? Gražuoliai. Kiek gražuoliai. Jiem, nori, jiem, duoti. O, duokit. Jiem, dar, jiem. Ai, kitam duok, mažiukui. Jiem, pašas, pažiūrėkit, tai kaip prirakintas, jis net negali pajudėti. Todėl, kad jis mažas dar, jį daugiau rakina ir... Bet aišku, žmonės, neremkit tokių dalykų, judinėjimais, visokiais plobimais ir viso kita. Ten net neprieisime. Aš jam paduosiu tai. O. Jam. Opa. O, pasiimk pats, pasiimk su valiu. Nu. Gražuolį tu. Gražuolį. Na, gražuolį. Stresuoji, mažulį. Stresuoji tu. Straubliukus ištempė, nelauk dar. Neturiu jau viskas, aš daugiau neturiu. Neturiu daugiau. Biški graudu žiūrėt man šitas visus reikalus. Suprantu, kad jie būtų čia normaliai prižiūrimi, bet jie nėra čia normaliai prižiūrimi. Vakar šventėm Rūtos gimtadienį, šiandien Rolando gimtadienis. Eisim valgyti torteką, belė kokią skanumą. Pala, kur ten zaicas naujėja? Ai, ten kažką renka jau. Ką renki? Gėlytės renki. Einam atsinešim soliuką savo. Einam paimsim soliuką, sakau. Reikia savo krėslą nusitemti. Tai gerai, kad atsisėst mum patanai. Čia taip sugalvojai? Nu, Rūta sugalvoja. Taip, maišą pirkėję paimti geriau. Ne. Kur jūs šitą turit? Pavogėm iš kaimyną. Ne, tie pas mūsų buvo. Tie buvo. O ten iš kaimyną kėdę pavogėm. Iš to? Nu. A, ten yra kas nors? Buvo tada, kai... Koks išpaišytas. Kur? Van, žmogus išpaišytas. A, tatu. Palauk, tai tada reikia šitą. Einam iš karto, kad nereiktų. Bambukas, a? O, koks jį. Nu, bet užtat lengvas. Nu, mums sužinoti, dviem. Nu, švis super. Duok parodys, kokį skanų tortą valgysim. Jum neduosim. Va, kokius gražus. Auksinis. Auksinis, happy birthday. Su 34 Rolando gimtadieniu. Nu, jo. Nu. Valgysi tortą. 35. 35? A, nu, 35. Taip? Taip? 35 jau. Normaliai. 4 buvo vakar. 35. Taip. Lekia laikas baisiai greitai.
Nu ką, sukapuojam tą torčiuką, labai taip skaniai sulindo toks šokoladinis gerulis, nei per saldus, nei per kartų sūrus, tada koks nors baisiai mandrus. Šiandien jau užteks filmavimų, grįžom į namučius, varysim dar pasimaudyti, pačilėti biškį į pležiuką. O daugiau, rytoj turbūt žvejyba, galbūt, poryt gal snorkelingai kokie, nežinau, bus matyti. Šiandien tiek, jeigu dažėjote iki galo, galite paspausti laiką, subscribe, parašykit komentarą, o su jumis susitiksim po savaitės. Ate.